Menas gyventi. Nuostabi fleitos melodija. Daugybė vyrų turėtų pavydėti ponios Aušros vyrui, nes jis gali, kada panorėjęs, pasiklausyti tos širdį ir sielą virpinančios muzikos. Tad susipažinkime su ponia Aušra. Kol šeimininkai ruošia kavą, pasidairykime po namus ir pavartykime nuotraukų albumą. Ponia Aušra, matėme nuotraukose, kad buvote šokėja ir nebuvote jau vaikas. Kas tai buvo jūsų gyvenime? Pomėgis ar kai kas daugiau? Šiaip įdomiausia, kad gal ir didžiausią įtaką padarė sesuo mano, kuri tuo momentu labai teatru domėjosi, mane vedžiodavosi į teatrą. Labai daug spektaklių esu su jie pražiūrėjus Kauno dramos teatre. Tiesiog myliu tą Kauno dramos teatrą, bet gaila, kad neturiu laiko nuvykti ir kažką pažiūrėti, pamatyti. Ir tarp kitako, nežinau, kažkaip jinai kažkaip galvojo, kad man reikia kaip sestriai būti kažkokiai meno sričiai atstovauti. Jis sako, tu būsi muzikantė. Pagalvoju, nenoriu būti muzikantė. Tu būsi šokėja, nenoriu būti šokėja. Aš pagalvoju, aš nenoriu. Pagalvoju, siaubas, ten tos balerinos iš viso tragedija. Ten kojos, špagatai visokiausia. Nenoriu. Ir aš nieko nenorėjau būti. O jinai sakė, tol kalbėjo, kol galų gale, net pantomimą siūlė. Bet vieną gražią dieną jinai pasakė, tu nenori šokt, tai aš einu, sako. Ir kaip būna, užsikrėčiau, noriu, einu. Ir tada jinai nusivedė mane į Kauno profsąjungos rūmus. Ir priėmė mane į tą grupę, pradėjau taip šokt. Ir gana sėkmingai. Kad po to netgi atvyko iš Naujalio meno mokyklos mokytojai ir mus dvi atrinko stoti į Naujalio meno mokyklą. Kai atrinko stojimų į mokyklą, kažkaip aš tėvams nieko nesakiau, bet tik parėjau ir labai atsimenu tą momentą, kada pasakiau, mokysiuosi mieste, nes tai buvo, kur mes mokiausi ten Noreikiškių 8-metė mokykla, kaip ir rajono, kaip ir kaimo. Aš išeinu ir važiuosiu į miestą mokintis. Tai buvo
pasižiūrėjau, aš dabar pagalvoju, kaip jie pažino, šnekėk, bet aš atsimenu, tai man tai buvo labai reikšminga, nu, bet jie taip nieko nepasakė. Tai aš, kai atėjo laikas, nieko nesakys, nuvykau į tą mokyklos, pabuvau tos egzaminuose ir mane priėmė ir grįžau ir pareiškiau, taip, iš tikrųjų, aš važiuoju mokytis į Naujalio meno mokyklą, į baleto klasę įstojusiu. Įdomiausia, kad aš iš tikrųjų visą laiką labai šventai žiūrėjau į tą, kažkaip tikrai man tas baletas labai patiko, šokdavau su meile ir negaliu pasakyti, taip gal ir pasigirsiu, buvau vis tiek viena iš klasės geriausių šokėjų, nors kai aš įstojau per stojamosius egzaminus, nes ten grojo pianistė, komponavo, jinai iš karto pajuto, kad aš šoku, kad aš tą muziką jaučiu. Nors jinai kažkodėl tai iš karto jos pasakė, aš linkiu, kad tu baigtum šitą mokyklą kaip muzikantė. Jinai kažkodėl tai tokį lyg tarp kitko pasakė sakinį. Va, tai šiaip aš jausdavau, ne šiaip savo šokdavau ir kažkaip judesiai savo arba dar kažkas tai. Tai toks vienas iš niuansų, bet tai ne dėl to. Aš galvoju, kad šiaip tai aš tikiu likimu ir aš manau, kad ne aš fleitą pasirinkau, fleitą pasirinko mane, ko gero taip gavosi. O dar tiksliau ir realiau, tai reiktų pasakyti, buvo tokia situacija, kada 8 klasiai mūsų klasė pradėjo lyg ir birėti. O birėjimas vyko vien todėl, kad tuo momentu duodavo tik tai reiškia, iki 8 klasės vyksta visos pamokos normaliai, o šokėjams po to viskas jau reiškia labai mažai pamokų, tik tai specialybinės pamokos. Ir gaunasi, kad šiais laikais aš būčiau netgi be vidurinės išsilavinimo. Aš jau nekalbu apie aukštąjį, kurio ten nebūdavo tokio. Na va, tai mano tėvai tai labai buvo prieš tai. Ir tiesiog nežinau, gal visas tas vyko kažkaip savaime. Tai ir lyg ir atsitiktinumas. Vieną kartą vienintelė pamoka muzikos, tai mums buvom fortepijonas šokėjams. Ir mūsų mokytojas susirgo, ateina kita mokytoja ir mums sako, žinot, kas kitai pamokai užduotį tokią davė, sukurti melodiją ir pagroti pianinu. Ir aišku, tas mano grupė klasiokės nieko jos neišmoko ir nieko nepadarė, o aš viena atėjau, atsistėdau ir pagrojau. Ir jinai iš karto sako, klausyk, tu nenorėtum pereiti muziką? Ir aš galvoju, prasideda, nors aišku, tai nebuvo pirmas kartas, kai man jau siūlo pereiti muziką. Ir aš galvoju, vėl pradės man aiškinti. Kažkodėl tai, nes buvo laikas, kada mano fortepijono mokytoja irgi sakė, tu pereik fortepijoną, mes tos baletus ir visą kitą, ir aš tau padėsiu į to vaikų gruodžio technikumą. Bet, kaip tai, man patiko šokti. Ir tada jinai staiga pasako į fleitą. Bet dar ta fleita, kadangi aš buvau tokia, šiuo atveju, jeigu mokytoja pasakė, klausydavau ir sąžininga, parėjau namo, mamai pasakiau, sakau, man siūlo perėti į fleitą. Nei ta mama žinojo, kaip ta fleita atrodo, aš ten nepasakyčiau, irgi labai smarkiai gaudžiausi tos reikalos. Ir kad nutariau, kad neįsiu aš jokią fleitą, viskas tvarkoja, aš ateinu kitą pamoką ir man sako mokytoja, kaip? O aš sakau, ne. Dar klasiokės pasakė, žinai, kokios bus storos lūpos, sako. Nes tie, kur groja. Pačiamis instrumentais labai tokia. Na va. Ir gavosi taip, kad tai kažkaip metus įkalbinėjo ir auklėta, užsiėmė pusę mokyklos mokytojų, kaip jie aiškino, kaip čia vos nežlunga talentas ir ką čia visi galvoja. Ir galų gale, iš tikrųjų, su to baletu ten jau neaišku, likimas buvo neaiškus. Ir kai irgi pasakė tokį tekstą arba dabar, arba niekada. Tai buvo pasakyta galutinai. Ir tada kažkaip tai išdrįsau pereiti į fleitą. Menas gyventi. Po reklamos laidoje Menas gyventi žiūrėkite. Nėra tokio polika apie žmonės. Ypač čia Žemaitijoje netgi, sakyčiau. Šitos serijos Kumsaka, Munsroka, man to reikia taip gerai. Viskas gerai. Aš dirbu ten. Turiu darbą, dar eisiu kažkur tai, kol... Ne, taip negalima.
Tai vienu mes dirbam 7 iš 7. Nu tai, nežinau, mes jau toj būsim nepakaltinami iš tikrųjų. Menas gyventi. Menas gyventi. Pirma pamoka, kurią aš atėjau pasižiūrėti, tai man visai buvo baisu, jau paskui aš norėjau grįžti atgal į baletą. Galvoju, grįžtu. Ir man labai nerimtai atrodė, jeigu baleto pamokos būdavo kiekvieną dieną ir dar 2 kartus į dieną. Ir staiga, o muzikoje tik 2 pamokos per savaitę. Nu, man taip nerimtai, kaip kažkoks. Tai priminė ant to šokių būrelį, kai šokau profsąjungos rūmuose 2 kartus į savaitę ir viskas. Ir ta pirma pamoka, kurią mačiau, tai dar pasisekė stebėti mokinį, kuris duso. Ir aš galvoju, siaubas, ir man šitaip reikės. Įkvėpė ir vos neuždūsta ir taip toliau, ir vargsta su to instrumentu. Tai va. O šiaip, žinoma, reikėjo daug valios pastangų. Nebe didelio darbo. Paskui nuo didelio judėjimo, turiu galvoje, kaip šokį, čia kaip tiem sportininkam, ar ne? Ir paskui labai daug valandų reikėjo sėdėti ir iš viso, nes mokiausi prancūzų kalbą. Po to man niekam buvo neįdomu, kad aš ją mokiausi, esi muzikantų klasėje, turi mokytis anglų kalbą. Ir man tėvai negalėjo jokių korepetitorių prisamdyti milijoną. Aš pati mokiausi, aš nežinau, ir aš po vieną žodį žiūrėdavau be jokių mokytojų. Nieks tikrai daug kame nesitikėjo. Pradžiai tai man ten, aš nežinau, arba muzikos literatūros pamokos, tai ten kažkokia iš viso kiniečių kalba. PPT, ŠPT, jie ten kalba, ką žinau, kas tas PPT, ŠPT, jie man nieko neaiškina. Pagrindinė partijos sistema, šalutinė partijos sistema. Aš kažkokiais savo kodais kalba. Tai va, vienu metu reikėjo labai daug visko išmokti. Turėjau tikslą įstoti į konservatoriją. Bet galvoju, jeigu neįstosiu, aš tada stosiu aktorinį. Nes kažkodėl tai man gal vis tik tai irgi buvo Aš tikrai būčiau stojusi aktorinį. Nu, kai aš mamai šitą pareiškiau, jinai ten iš viso buvo šokė, sakė siaubas, nes jinai labai nerimtai žiūrėjo tos visus aktorius. Ir taip, kad visai nenorėjo, kad aš to būčiau, bet nors dalinai buvo tai, kad aš kaip tikslą pasiekiau ir įstojau. Aš 2 metus vaikščiau į aktoriukų visus spektaklius ir jau susigalvojau mesti fleitą, kuri manęs tiesiog iš tikrųjų neleido palikti. Ir viskas galvoju, pereisiu aš į aktorinį. Ir tada tėvai man nupirko gerą fleitą. Iš paskutinių negės, dabar jie ten surinkė tos visus pinigėlius, nupirka man fleitą, o aš sakysiu, o aš einu į aktorinį. Gerai galvoju, tada baigsiu. Ir baigus stosiu. Ir vis tiek vėlgi gavosi gyvenimiška situacija, kuri mane vėl privertė būti. Aš nežinau, tai yra likimas. Nežiūrint tai, kad aš nėra taip, kad įsitvėrus esu jos ir kad būtinai jinai. Bet jinai kažkaip taip mes įdomiai. Bet kas įdomiausia, kad jau kai nutari eiti, kažkas atsiranda ir labai ryškus kažkoks momentas. Sakykime, netgi kai aš baiginėjau konservatoriją, dabartinę akademiją. Nežinau, mano dėstytojas Algirdas Vizgirda, kuris ten mane visaip, jis yra geras psichologas. Gal jis ir jautė, kad aš galiu ten, žodžiu, kur nors vėl nuklysti, tai jam pavyko keliais sakiniais vėl kažką padaryti, kad aš darysiu vėl, būsiu fleitai. Sakė, nieko iš tavęs nebus, tu būsi dešrelių pardavėja. Dešrelių pardavėja, tai dar pažiūrėsim, kas čia bus dešrelių pardavėja. Ir vėl toliau gavosi, kad aš netgi ir išvykau į Klaipėdą. Pagalvojau, kad kuo toliau būčiau nuo Vizgirdos ir kad čia aš galėjau pasilikti Vilniuje ir netgi pačioj konservatorijoje galėjau dirbti, turėjau galimybę. Na, Vilniuje jūs nepasilikote. Dirbate Klaipėdoje, gyvenate Palangoje ir sprendžiant iš jūsų pasiekimų esate laiminga, kad būtent taip susiklostė jūsų gyvenimas ir pasak jūsų pedagogo Algirdo Vizgirdos netapote dešrelių pardavėja ir esate gera fleitistė. Beje, apie fleitą. Kiekvienas instrumentas turi kažkokią legendą. Ar yra kokia legenda apie fleitą? Olimpo dievai susilaukė sūnaus Pano, kuris gimė labai negražus, su ožio barzda ir kanopom. Ir jisai mėgdavo lakstyti
po pievas, po miškus, pasidaręs vat štai kažką tokio panašaus kaip šitą dūdelę ir grodavo. Ir vieną kartą jam patiko deivė Siringė. Ir norėjo jisai su juo pabendrauti. Bet Siringė pamačiusi tokį baisų paną, jinai pradėjo bėgti nuo jo, o panas, žinoma, vytis. Siringė bebėgdama pribėga upę ir jau toliau bėgti nebėra kur. Jinai prašo upės dievo, kad jis ją išgelbėtų nuo šito baisaus pano. Ir upės dievas išklauso jos. Tuo momentu, kai panas pribėga ir apkabina Siringę, jinai pavirsta į nendrę. Ir šiaip tai atrodo labai baisiai, bet panas nupjauna tą nendrę, padalina į kelias dalis ir pasidaro tą būtent pano fleitą, kuri ir yra ta pirmoji, sakykime, tokia visiškai. Tai tokia istorija, kaip pasirodo pano fleita. Šiandien Lietuvoje pasidarė sunku gyventi, o tuo labiau gyventi vien iš muzikos. Pone Aušra, sakykite, o kaip jums pavyksta išgyventi? Lietuviai kantrus šiaip jau, kažko ypač menininkai. Jie visada kažkokioje tam tikroje euforijoje, kad viskas gerai ir turi būti gerai. Ne, iš tikrųjų tai kitur yra žmonės, muzikantai geriau gyvena, gerokai geriau. Jau netgi Latvijoje tai pačioj atlyginimai dvigubi, negu, pavyzdžiui, pas mus Klaipėdos muzikiniame teatre. Jeigu mūsų vienas orkestrantas jau išvyko tenai dirbti, man jau irgi pradėjo tokios mintys kirbėti, kad reiškia, ta Latvija nėra taip toli, čia Liepoja, ypač nuo Palangos. Ir šiaip tai, mes tai labai dirbam kažkaip, netgi galėčiau įvardinti kažkaip vergų choras, vergų orkestras. Kažkaip tai ir žmonės yra pavargę ir gal net nebeturi jėgų kovoti už save, bet norėtųsi, kad tai būtų. Pakalbam apie Klaipėdos muzikinį teatrą. Yra žmonių, kurie sako, kad teatro tiesiog nėra. Sako, kad tai yra primityvu, paprasta, prasta ir neprofesionalu. Kai kas kalba, kad teatro lygis prilygsta gerų kaimo kultūros namų lygiui. Sakykit, o kaip yra iš tikrųjų? Ne, jau manau, kaip dabar čia pas mus ir tiek permainų buvo, kad jau blogiau, nežinau, ar įmanoma. Tas blogiau tai ko gero, kad iš viso sunaikintų mus ir uždarytų ir pasakytų, kad visi laisvi. Nors manau, kad orkestras kažkaip tai turėtų kažkaip vis tiek. Nemanau, kad jis tada kažkokią kitą formą, manau, įgautų. Vis tiek, aš nelabai norėčiau tikėti, kad Klaipėdos muzikinio teatro orkestras išnyktų. Čia daugiau gal grėstų kitiem padaliniams. Nes leisiu savo pasakyti, kad jie yra vis tiek gal šiek tiek žemesnio lygio. Ne, pas mus orkestre tikrai žmonės groja pakankamai gerai ir pajėgus. Ir, pavyzdžiui, kokias mes dabar programas ruošiam, muzikiniam rugpjūtį grosim, tai jau, nežinau, kaip Maskvos virtuozai jaučiamės. Ir mūsų vaizdas apskritai, šiaip tai, jeigu taip atvirai šnekant, tai krūvą metų, tai visas tas teatras ir buvo po mūsų vėliava. Nes, reiškia, kažkur tai važiuojam, mes tai Mažos Lietuvos, mums vardus tik pakeisdavo, Mažos Lietuvos simfoninis orkestras, važiuojam, grojam. Kur reikia, jeigu kažkokie koncertai, visur grojam mes, bet tai mes sakom, o kodėl mes visas šitos tarpelius turim, kaip pasakyti, jeigu tai koncertas, tai gali su mumis tegu ir baletas šoka, tegu ir dainininkai dainuoja. Ne, dainininkai ilsisi, baletas ilsisi, o mes dirbam ir viskas grinai mūsų sąskaita. Bet tai mes irgi negeležiniai. O kas dar liūdniausia, kada mes neturim, kažkaip visi kiti orkestrai turi bent kelias sudėtis. Ir kada tie patys žmonės groja, tai yra, žinau, kad ir tos galvos, tiek programų skirtingų, tikrai yra sudėtinga atlaikyti. Ir dabar, pavyzdžiui, kaip mėnesis atostogų. Mėnesis tai juokingai mažai, kai mes, šiaip tai aš galvoju, nežinau, irgi turėtų būti kažkokia, taip tikiuosi, kada nors gal bus tokia tvarka, kad vis tik tai čia kovoja gydytojai, kaip ten jiems, reiškia, blogai, tai dar kažkam. Aš tai pagalvoju viešpatė, o mes, tai jau mums tai iš viso, jau senai karą reikėjo paskelbti. Jeigu mes dirbam
6 dienas vietoj 5, kaip visi normalūs žmonės. Visi normalūs žmonės turi vakarus. Nu gerai, yra pagal specialybės, kurie vieni neturi, o mes jų niekada neturim. Praktiškai, kadangi mes neišgyvenam iš vien tik tai to grojimo teatre, reiškia, dirbam pedagoginius darbus ir jūs dabar įsivaizduokit, pas mus yra vienintelė diena pirmadienis išeiginė, tai mes visi nuo ryto iki vakaro mokytojauja. Tai vienu žodžiu mes dirbam 7 iš 7. Nu tai, nežinau, mes jau toj būsim nepakaltinami iš tikrųjų. Tai va, kur žiūri tos profsąjungos? Tie viršvalandžiai dar kažkas. Atkreipiau dėmesį, kad jūsų namuose labai daug gėlių. Sakykite, čia jūsų dar vienas hobis? Beje, buvau kažkur girdėjęs, kad vogtos gėlės auga labai gerai. Teisybė, sako. O kas įdomiausia, viena gėlė yra pinigų medis, kurią aš dabar turiu. Nu, šią taip ne visai tiesiogiai pavogiau, bet taip. Bet įdomiausia, kad, reiškia, pradėjo džiūti tas pavogtas, nu, kaip šaknis lyg ir buvo, lyg viskas gerai, o po to pradėjo, bet kai jau išleido naujus daigus, pats išnyko. Tas grinai pavogtas, kuri tik tiek tai liko. O dabar iš jos labai šauniai užaugo. Tai va, ir sakė, kiek čia taip jau tų visų atšakų, tiek tūkstančių tik namuose, tik daugės, tik pinigų. Ponia Aušra, buvote užsiminus, kad jūsų gyvenime jums labai daug ką davė kelionės. Ja, aš keliavau per Karakumų dykumą, šiaip į kalnus ėjau. Bet tokia reikšmingiausia mano kelionė tai buvo įkopimas į Kazbeko viršūnę. Niekada, aišku, nepagalvočiau, kad aš pati tai galėčiau sugebėti, bet, žinoma, buvo labai sunku. Ką duoda tos kelionės? Tuo momentu, kai liko labai nedaug užlipti iki viršūnės, norėjęs jau nebelipti, nes tikrai labai sunku buvo. Bet užsiugdoja valią, priversdamas, kad ir nebegali, vis tiek lipi ir užlipi į tą viršūnę. Ir po to gyvenime, kai tokie sunkumai kažkokie, tai visokių jų būna. Pagalvoju, jeigu į Kazbeką gali užlipti, tai visa kita tai yra tik smulkmenos. Tai va tos kelionės valios ugdymas, stiprybės, filosofiniai mąstymai tokie. Ką aš dabar tai norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad, kaip sako, kaip čia atsitinka, kad labai geras plaukikas nuskendo. Ja? Labai geras alpinistas, jisai staiga jisai būtent kalnuose žuvo.
O tai atsiranda tada, kada tu prarandi ir budrumą ir jau galbūt save pervertini, galvoji, viskas, aš jau viską pasiekiau savo gyvenime. Tai tu visada neturi tokio iš viso tokio mąstymo būti, kad aš esu viską savo gyvenime padariau. Ir kiekvienų gyvenimo momentų galima viską iš naujo peržiūrėti, pasverti kitomis akimis. Ir visada reikia būti budriam.